Pakalbėkime, kodėl mintis tokia galinga. Kodėl mintis tokia galinga? Kad gali kurti materialius dalykus. Mintis yra vienintelė jėga, galinti sukurti tikrą gerovę. Pirminė materija yra visatos galimybės laukas, iš kurio viskas susideda, yra mąstanti substancija. Mintis savo formą, savo dažniais, joje sukuria savo vibraciją, savo mintimis. Pirminiai formai mes suteikia savo norą, vibracijas. Pirminė forma, kuri yra kūrėjo laukas, reaguoja į mūsų dažnių mintį. Įgauna mūsų siunčiamų minčių formą. Ir mes gauname tai, ką norime sukurti. Mintis apie formą, esantį mąstymą materijoje, sukelia formos sukūrimą. Bet visada arba bent jau paprastai jinai išvysta mūsų pagal savo dėsnius. Pagalvokime apie tai, draugai. Mūsų minties forma, įsprausta meditacijos metu į beformę pirminę materiją, sukelia šios formos sukūrimą. Nebereikalinga rankų darbo. Taigi žmogus sukūręs minties formą, jis sukuria savo galvoje esančios formos vaizdą. Tačiau žmonės padeda labai daug pastangų, bendradarbiaudami su beformiu intelektu. Bet tai nereiškia dirbti su kūrėju. Žmogus niekad netikėjo, kad gali daryti tai, ką padaro kūrėjas. Žmogus gali padaryti visą tą patį, ką daro kūrėjas su jomis. Žmogus niekad netikėjo, kad gali daryti, ką daro kūrėjas su mumis. Atrodo, kad kūrėjas kuria mūsų gyvenimą, ne. Mes kūrėme savo gyvenimą.
įsipareigojau įrodyti jums, kad jūs galite tai padaryti. Kiekvienas gali tai padaryti. Aš pasiruošęs jums įrodyti, kaip tai padaryti. Pirmas dalykas, kurį mes tvirtai žinome, kad yra vieninga kūrėjo energija, iš kurios viskas yra padaryta. Ir mes iš jos viską galim patys padaryti, savo gyvenimo naują versiją. Ir dar nepamirškite dalyko vieno. Jei žmogus gali perduoti savo mintį į pirminę mąstymo medžiagą kūrėjui, jis gali sukurti tai, ką jis galvoja, ir suformuoti norimą gyvenimą. Jis gali viską tą patį, ką gali ir kūrėjas. Kodėl taip yra? Jei žmogus gali perduoti savo mintis į pirminę mąstymo medžiagą, į medžiagą kūrėjo, tai žmogus gali sukurti tai, ką jis galvoja, ir sukurti ir suformuoti naują gyvenimą. Žmogus mintyse gali kurti objektus, įkvėpti savo mintį beformę materiją kūrėjo. Gali sukurti objektus, apie kuriuos mąstė ir kurį norėjo, ir sukurti juos radimo savo realybėje. Žmogus tampa turtingas, elgdamasis taip, kaip paprašiau aš. Todėl reikia mąstyti šio kūrybos būdu, o neskraidyti savo iliuzijose. Kitaip sakant, mūsų minčių dažnis rezonuoja kvantinėme lauke. Visos galimybės jau sukurtos yra kūrėjo. Visos formos ten sukurtos, kaip bangos pavidalu. O mums belieka jas paversti dalelėmis ir materializuoti savo realybėje. Mūsų mąstamų minčių sutampa su kūrėjo sukurta forma kvantinė lauke. Mes tą formą materializuojame fizinių dalelių pavidalu savo gyvenimu žemėje. Taip yra kūrėjo sukurtai formai žemėje. Mes realizuojame kūrėjo sukurtą projektą savo gyvenime
ir to kūrėjas laukia iš mūsų, nes mes jo formų bendrakūrėjai tiek žemėje, tiek savo gyvenime. Toks mūsų gyvenimo kūrybos. Toks yra mūsų gyvenimo kūrybos procesas. Kaip mes darome kiekvieną dieną. Ne jokas kitas, ne viršininkas, ne politikai. Tavo gyvenimą nekuria. Tik tu pats vienas. Nepamirškim, kokia tavo reakcija į viršininką. Politikų veiksmus. Toks ir tavo gyvenimas. Tokia tavo mašina. Tokia žaidimo taisyklės sukūrė mums kūrėjas. Tik niekas mūsų to nemokė. Tik viršininkas ir politikas mums buvo Dievas. Iki šiol nežinodami traukos dėsnio, kuriame septynėmis mintimis savo gyvenimo aplinkybės ir daiktus. Tik atsitiktinėmis mintimis ir chaosu mes kuriame chaotišką gyvenimą. Ką galiu pasakyti jums dar, atsisveikindamas su šitą dainą. Tokie žaidimo taisyklės sukūrė kūrėjas. Jis atkeliavo pas mus į 21 amžių ilgų kelių. Dabar mes žinome dėsnių veikimą ir nepraleiskim savo šansą paskutinio. Jau galime sukurti tobulesnę mūsų paties versiją, gyvenimą geresnį ir išpirkti protėvių karmą. Supraskite, mes nieko nekuriame ypatingai, čia nėra jokių stebuklų magijos. Kai mūsų mąstymo minčių dažnis rezonuoja su kūrėjo sukurta forma, tik rezonanso metu mes tą formą materializuojame fizinių dalelių pavidalu savo gyvenime ir žemėje.